visiškai nesutinku, bet visiškai. Aš vėlgi iš savo gal ankstesnės perspektyvos savo vaizduotės, man atrodydavo, kad jeigu bankė, tai jau vis tiek žmonės ten su šurkais, ten visą kitą, bet dabar ne. Taip, iš tikrųjų, bankas yra lygiai tokia pati organizacija kaip ir kitos. Tai ar tai yra gamybinė įmonė, ar dar kažkas kitas. Ten irgi dirba jauni specialistai tik po studijų, ar ne, lygiai taip pat dirba ūkio darbuotojai. Tai čia toks labai jau stereotipas, sakyčiau. Sakau, kai serialų prisižiūri, ten apie banko apiplėšimus, Money Heistą, tai tikrai yra tokio, kaip ten kas, bet kaip fantazija, čia kai lakia fantazija turi. Aš tai nesijaučiu tokia sena dar. Jo, aš irgi, bet... Aš tai labiau gal sutinku. Nežinau, ne. Tai iš kur aš būčiau žinojęs tiek daug, vaikystėje, kad čia jau reikia taupyti. Iš tėvų ten kažką girdėdavai, bet... O tu? Bet iš tiesų tai čia, žinai, yra ta mintis, kad kuo tu anksčiau pradedi domėtis, tuo tu daugiau žinių turi dabar. Kuo anksčiau pradedi taikyti tas žinias, tuo daugiau tavo patirtis atsiranda. Tai kuo anksčiau pradedi, tuo geriau. Ir turbūt visi finansinio raštingumo ekspertai visada sako, kad kuo anksčiau pradėti. Šiaip tarp kitko su vaikais kalbėti apie pinigus jau galima nuo 3 metukų. Jie jau pradeda suprasti mainų savoką, aš tau tą, tu man tą. Tie natūriniai, ne, kažkokie, kad taip. Kaip su lapais galima, kaštonais. O tu tada nuo kelių šiaip? Aš žinau, kad atsimenu savo pirmą pirkinį. Ir tikrai tai nebuvo pirmasis, bet kuris mano išlikęs atminty. Tai kad aš sutaupiau pirmų savo 60 litų. Ir aš visiems gyriaus, kad aš nusipirkau dviratį. Tėvai pridėjo dar 60 litų. Aišku, 30 eurų turbūt litų davė viena močiutė, 30 kita 80 litų sutaupiau. Bet tai buvo tam tikras laikas, per kurį taupiau. Ir po to aš tą dviračių labai didžiavausi. Ir man atrodo, tai labai gera praktika. Ir visiems vaikučiam išbandyti. Čia geras jausmas, aš irgi žinau kažkokį, tik nepamenu, kokį pirkinį, aš gal prie telefono, bet o mygtukinę tiesiog, gal tėvai leido, kad aš prisidėčiau atseit. Tai ten, jie vis tiek didelė ten suma, bet aš gal 20 litų kažkada ten iš uždirbtų savų daviau ir man toks, čia jau mano telefonas. Ir saugiai visai kitaip, taip. Jo. Nu va, žiūrėk, dabar šiek tiek išsiskyrė. Jin jam išsilygino. Ne, nesutinku. Visiškai nesutinku. O, tai visiškai, okei. Aš tai per viduriuką. Tai, man atrodo, taupyti reikia mokytis, nes, nėra tai visiškai kažkoks laisvas varžymas. Tu kaip tik taupai, tai tu biški turi, atsiranda disciplina, nežinau. Elementariausiai suvoki, kad visiems poreikiam negalėsi įgyvendinti, ir kad reikia skaičiuotis, reikia atsidėti. Aš jau taip labai protingai pasakiau, kaip tu galvoji. Aš tai, žinok, su pradinukais, kai šneku, aš sakau, žiūrėkit, yra trumpalaikiai malonumai ir yra ilgalaikiai malonumai. Ir čia yra malonumai. Tai atsisakyti taupyti nereikia malonumų, tik reikia išsirinkti, kurių tu nori. Ar nori šokoladuko kiekvieną dieną, ar ten, nežinau, išmanus laikrodžio metų pabaigoje, ar ten planšetės kažkokios. Tai ir čia bus malonumas, ir čia bus malonumas, tik čia bus mažiukas tos akimirkos, o čia bus ilgalaikis malonumas, kurio tu džiaugsiesi po to gal ilgą laiką. Tai čia pradinukus mokai, ne? Jo, mes mokomės, mes diskutuojam, pavyzdžiui, ar, tarkime, malonumas yra, ar būtinybė, kas yra reikmė, arba noras, ar poreikis, tai labai gilu iš tikrųjų, ten tokios diskusijos vyksta. Nes man tai pasakai pradinukam, bet man buvo irgi labai gerai klausyti, žinai, tokio dar pasikartojau info, tai... Tai taupimas neturėtų būti siejamas su kažkokiais apribojimais savęs. Tai žinai, būna gyvenime tų akimirkų, kai tikrai reikia susispausti ir čia mes nekalbam apie tos kraštutinumus, kai tiesiog reikia ir ten net nekvestionuojam. Bet kai mes turim X sumą pinigų ir tada sprendžiam, ką su jais daryti, tai mes taupom jiem kažkokiam didesniam pirkiniui arba kažkokiam tikslui, net ir pensija, ori gali būti, taupyti ją irgi gali būti vėliau malonumas bus. Jo, makes sense. Nice. Šitoj vietai, pripažinsim, trūksta Finui truputį. Aš nei sutinku, nei nesutinku. A, tu visiškai sutinki, ne? Sutinku. Kodėl? Aš nežinau, aš neturiu gal daug išmonės apie tai, bet aš turiu kelias sąskaitas tam pačiam banke. Ir esu išskaidęs pagal savo poreikius, pagal savo taupimus dalykus, bet
Bet nežinau, kodėl turiu kitą banką dar dėtis. O jeigu, pavyzdžiui, nutiktų, kad tau reikia labai greitai pervesti pinigus kažkam, bet IT kažkokie atnaujinimai vyksta, ką darai? Skambinu bankui ir klausiu. Sakys, atsiprašom, techniniai atnaujinimai, čia netrukus kelių minučių bėgio, o tau reikia dabar momentinį mokėjimą padaryti. Tada apie šitą nesu pagalvojęs, nesusidūręs, bet matyt. Taip, čia toks, žinai, tas toks stebuklingas žodis diversifikavimas yra. Žinai tokį žodį? Ne visai. Paprastai tariant, tai yra diversifikavimas. Jo. Tai yra išskirstimas, o taip ūkiškai tai yra nelaikyti visų kiaušinių viename krepšelyje. Jeigu nešies, viskas iškris ir viską prarasi. Tai reikia paskirsti, tai mes čia taip apie investavimą, kai kalbam. Tai lygiai tas pats yra ir su bet kokiais produktais. Ar ne? Valgyti įvairesnį maistą yra sveikiau organizmui, negu valgyti vien tik bulves. Arba ten dar kažkokie dalykai. Tai čia turbūt su mokėjimo sąskaitom irgi tas pats. Geriau turėti skirtingus tokį saugumą šitą vietą turėti. Plano B turbūt nesu pagalvojęs. O aš iš savo praktinės patirties, patikimesnė, tiesiog. Tas operacijos sklandžiau. Aš čia neperkalbinėjau, aš tik tai... Neperkalbinėjau? Ne. Bet kažkaip, patikimiau, su grinaisiais visada visokių niuansų būna tada. Pirma, ir įrodyti, ir šiaip kažkokių, Žinai, kas po tą patikimumo sąvoką slypi, turbūt irgi čia galim diskutuoti? Jo. Bet aš taip pažiūrėjau iš paprasto, taip pat žmogaus pusės, tai aš skaityt man kaip geriau. Grinais ar negrinais. Tai aš lėksiu ties viduriuku, nes šiaip papasakosiu tau juoką. Mes Lietuvos banke nesenai vasaros metu, man atrodo, gavom žmogaus kreipimas, jis atnešė šeško apgraužtus pinigus grinuosius. Jis tiesiog laikė juos kažkur pasidėjęs ir juos tiesiog sugraužė šeškas. Bet ar čia buvo kliento toks bandymas? Ne, ta prasme, tai pinigėliai sugadinti ir juos atneša Lietuvos banko ekspertam, jie ištyrinėja ir ką gali tam žmogui sugrąžina, kad jie būtų vėl naudojami. Geras. O kitas sudegino, tiesiog sudegė kažkaip tie pinigai, žodžiu, buvo metaliniai dėžutai ir jie buvo visi panglėję. Tai irgi su mikroskopu ekspertai ką galėjo atkūrė, kad tiesiog žmogui sugrąžinti patirtus nuostolius, kiek buvo įmanoma atpažintas kupūras. Tai čia toks trapumas grinų pinigų, bet iš kitos pusės nuvažiuok į kokią, nežinau, Juodkalnyje ir ten nelabai kur rasi skaityti kortelę, ten visur reikia grinų. Arba tolimoji Azija irgi. Nebūtinai tolimoji, bet ten irgi. Kur interneto ryšio nėra. Jo. Kur ir banko tų paštomatų nėra ir viskas įmama grinais. Jo, teisingai. Iš kurio požiūrio pažiūrėsi, iš kurio kampo. Gal yra su kortelė, kad tiesiog atskaitinėjant, nežinau kaip tau, bet išsileidžia greičiau. Nes tu tiesiog nematai sumos, su grinaisiais, jeigu, pavyzdžiui, išsigrinini pats kažkokią sumą, tu žinai, vizualiai tiesiog matai, ir tada per 4 kokias dienas 5 gali išsileisti. Su banku tu tiesiog žymi ir žymi, ypač dabar, kai be kontaktis, viskas labai taip. Kaip negerai. O tai vakarė pasidarai arba per mėnesį kartais ar kas savaitę kažkokia refleksija? Pasidarau, bet tikrai aš turiu menį, kad būdavo anksčiau toks įprotis, kad tu padedi, pavyzdžiui, eini į miestą kavos atsigeri, nueini ten, už parkingą sumoki, ten, aišku, per appsą, tu nepastebi ir ten 40 eurų per dieną, okei. Su grinais taip, jeigu turėtum, tai truputį kitaip, aš turiu tokią sumą, viskas kaip dylė. Yra momentas, yra. Jėga. Pagaliau ir aš kažkokį savo išmintį daviau. Aš bet aš taip truputį, Bet nuoširdžiai. Gerai, žiūrim, kokie sumai. Noriu laimėti loteriją. Aišku, kad noriu. Aišku, kad noriu, bet aš žinau, kokia tikimybė. Bet kiek tu gali gerą padaryti su tais pinigais? Jo, bet ar čia bus tavo... Tu gali toliau dirbti. Aš žinau, bet ar čia bus, toks, tarkim, gauni 500 000. Tokį didelį kiekį ir tai nėra tavo paliestų. Sąžininkai pasakyti, ar tikrai nenorėtum laimėti? Aš norėčiau gauti, bet gal ne tokia didelė. Aš bijau, kad aš nežinočiau, kaip elgtis. Jeigu ten, pavyzdžiui, kokių 50 000, aš gal visai sutikčiau. Pakeitė nuomonę. Aš nepakeičiau, aš sakau, kad su mažesnė suma pasirašyčiau, bet aš nepirkčiau loterijos bilietą. Aš tai žinau, aš loterijos bilietų šiaip neperku pati. Bet kai pasvajoji, kai kažkas laimi, dabar nesnai buvo paskelbta, kad kažkoks vyriškis laimėjo nedidelę sumą pinigų, tai tu pagalvoji, kiek tu galėtum pakeisti, padėti žmonėms.
Jo, tai yra fantastika. Tai svarbu tiesiog tinkamai naudoti ir nenustoti dirbti. Ir pasitinkamą žmogų, jie įkrenta, nežinai, čia. Nu, kažkas turės gerą laiką tiesiog. Ar savaitėje, ar mėnesį, ne, jau ten. Jo. Nu va, žiūrėk, visai skiriasi, man atrodo. Tik nežinau, mes daugiau sutikom ar ne. Man atrodo, mes... Dauguma dalykų, man atrodo, sutapo mūsų. Galiausiai jo, diskusijų metu. Jo. Mane pakreipėjai jau 2 kartus bent tikrai. Arba apšvietėjai, gal taip aš pasakysiu. Su tuo man įsiminė, kai sakėjai, apie ką ten minėjai, labai gerą, naudingą dalyką. Apie sąskaitas. Jo, kad reikia 2-3 atsidaryti. Nu, matai, niekad neišpuolė. Bet turbūt visas grožis lypi tame, kad, žinai, mes ir savokas skirtingai suprantam. Aha. Tai ir va čia, kai pradeda analizuoti, tad viskas atrodo atvirkščiai, negu prieš tai pasirodė iš pirmo. Jo. Kai dar kartą, žinai, garsiai gali tą pergalvoti kartu. Tai kas laimėjo? Aš. Tuo? Tai jo. Nu, svečias, žinai. Ai, čia tas taip, gerai. Tada tu laimėjai. Sveikinu su pergalė. Bet jaunesnė mane reikia užleisti kaip ten. Jo, tai kaip ten tada sako, ir tu įvėjai draugystę. Yes, tai laimėjo draugystę, tada taip ir padėsim. Jo. Nice.